Kiekvieną kviečiu tiesiog savo pagalvoti, kaip jūs manote, tai ar vaikai yra fiziškai aktyvūs šiandieninėme pasaulyje. Ir jeigu manote, kad taip, nes dauguma tėvelių dažniausiai vardina, mano vaikas aktyvistas, tai jis fiziškai aktyvus. Tai ar pakankamai vaikai fiziškai aktyvūs? Na ir kaip jūs manote, tai kokio vis dėlto amžiaus vaikai yra tokie labiausiai fiziškai aktyvūs? Taip? Na tai čia toks savikontroliai klausimas ir pasistengsiu pranešimo eigoje iš šios klausimus kiekvienam atsakyti ir suteikti tam tikrų žinių. Na va, tai čia matote vaikų fizinį aktyvumą lemiančius veiksnius, bet prieš tai aš norėčiau, taip trumpai ir lakoniškai galbūt pristatyti, tai kas apskritai yra tas fizinis aktyvumas. Na tai fizinis aktyvumas yra bet koks raumenų ir skeleto tiesiog judesys, kuris reikalauja tam tikrų energijos sąnaudų tiesiog didesnių negu energijos sąnaudos poilsio metu. Iš tikrųjų, fizinis aktyvumas pasireiškia tokiuose kaip 4 srityse. Tai būtų laisvalaikis, profesinė sritis. Profesinė sritis, kalbant apie vaikus, tai yra mokykla, darželis, ten jie mokosi, ten jų profesija. Namų ruošos srityje ir mobilumo. Tai mobilumo turiu omeny, kad fizinis aktyvumas reikalingas tam, kad nusigauti nuo taško A, tarkim, į tašką kažkur B, ir naudoti aktyvias fizinės formas, ar tai nueiti, nuvažiuoti dviračiu ir taip toliau. Tai kas apibūdina mūsų fizinį aktyvumą, o apibūdina tokie irgi 4 komponentai, tai būtų veiklos rūšis arba pobūdis, kokia tai fizinė veikla, taip pat dažnis, trukmė, ir toks labai svarbus komponentas intensyvumas. Tai Lietuvoje mūsų tokia kaip siekiamybė, remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, kalbant apie vaikų fizinį aktyvumą ir jaunuolių, yra surinkti bent 60 minučių vidutinio arba didelio intensyvumo fizinės veiklos per dieną. Tai galbūt jums kyla klausimas, tai kas tas vidutinio didelio intensyvumo tos veiklos? Tai toks paaiškinimas būtų, pavyzdžiui, vidutinė fizinio aktyvumo veikla. Tai pavyzdžiui, kažkoks kamuolio mėtymas į krepšį, tarkim, netgi irklavimas, kažkokie pramoginiai šokiai, ramus namų tvarkymas, netgi žolės pjovimas ar lėtas važiavimas dviračiu, kur mūsų kūnas, tarkim, sušyla, ir mes jau jaučiam, kad energijos sąnaudos truputėlį didesnės jau negu ramybės būsenoje, ir jau toks kaip pasiruošimas intensyvesniai veiklai. O didelio intensyvumo fizinė veikla tai būtų jau toks greitas ėjimas, labai greitas ėjimas, kopimas stačiu šlaitu, pavyzdžiui, visos sporto šakos, kurios reikalauja tarkim, varžytis, tai būtų krepšinis, tinklinis, futbolas, netgi aerobika, arba, pavyzdžiui, šokinėjimas per šokdynę, kalbant apie mažesnius vaikus, ir netgi sniego valymas ar kažkokių jau tokių sunkių nešulių nešimas. Tai grįžkime prie skaidrės ir norėčiau taip trumpai aptarti fizinį aktyvumą lemiančius veiksnius. Tai čia tokie vienoj pusėje surašiau tokius abstraktesnius galbūt, o kitus labiau orientuotus į elgesį mūsų ir specialistus ir taip toliau. Tai dalyvavimas organizuotoje sportinėje veikloje, tai čia apima visas savivaldybių, klubų, organizacijų organizuojamas kažkokias fizinės veiklas, jos yra dažniausiai orientuotos į rungtyniavimą ir varžymąsi, tai turiu omeny, kad čia, tarkim, kažkokie bėgimai, maratonai, kas dabar labai populiaru ir džiugu, kad populiaru ir taip toliau. Aktyvus susisiekimas, tai čia irgi apima mūsų pasirinkimus, kaip mes nukeliausim nuo taško A į tašką B, bet
naudojant fizinį aktyvumą ir energiją. Tai tarkim, važiuosim dviračiu, riedlente, riedučiais, nesvarbu, arba tarkim, nueisime kažkur ir taip toliau. Labai svarbu yra šeima ir bendra amžiai ir kaip ją veikia fizinį aktyvumą. Tai tiesiog ir kiekvienas šeimos narys, kuris yra aplink vaiką, gali būti iš tikrųjų atsakingas už vaiko fizinį aktyvumą, organizuoti veiklą, pasirūpinti atitinkamų inventorių ir erdvę arba planuoti atitinkamai laisvalaikį, kad vaikas labiau būtų fiziškai aktyvus. Tuomet labai svarbu po šeimos, kur mes daugiausia laiko leidžiam, tai yra vaikai, tai mokykloje, ne? Tai ir mokyklos labai svarbu apskritai fizinio ugdymo pamokų skaičius ir apskritai kokia mokyklų yra filosofija, ar jie ten priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, ar vykdo tą aktyvių vaikų politiką ir taip toliau. Taip pat bendruomenė ir aplinka. Na, tai bendruomenė būtų tiesiog savivaldybių skiriami ištekliai vaikų fizinio aktyvumo palaikymui, taip pat kažkokios infrastruktūriniai dalykai ir savivaldybės pakankamai rūpinasi infrastruktūra skirta vaikų fiziniam aktyvumui ir taip toliau. Ir valstybė, tai žinot, valdžios institucijų lygmenių, ne, kiek mūsų valdžia prie to prisideda, kad vaikus paskatintų būti fiziškai aktyviais. Na ir aktyvūs žaidimai, tai iš tikrųjų čia įeina bet kokia fizinė veikla, kas susijusi su žaidimais, tai gali būti struktūruota, nestruktūruota, su taisyklėm, be taisyklių, lauke ar viduje. Ir kas labai svarbu, dar įeina į čia rodiklis, kad ne mažiau 2 valandų lauke per dieną. Tai vat kažkokios aktyvios fizinės veiklos turi būti. Sėslus elgesys, tai čia tokia apibūdinti yra sąmoninga žmogaus veikla, kuri, tarkim, atliekama sėdint, kaip jūs čia dabar visi susirinkę, gulint atsilošus, bet reikia tam tikrų energijos sąnaudų. Tarkim, mes ten rankdarbiaujam prie stalo, jūs dabar sėdite ir mokotės ir jums reikalingi tam tikri energijos resursai, tai čia būtų tokie kaip ir pavyzdžiai. Ir apie sėslų elgesį mes dar grįšim paskaitos eigoje, o dabar pereikim prie bendro fizinio aktyvumo. Tai tiesiog bendras fizinis aktyvumas tai irgi bet koks kūno judesys, kurio energijos sąnaudos reikalauja daugiau energijos negu poilsio metu. Tai jis gali būti irgi, kaip jau minėjau, nukreiptas ten į buitinės veiklas, į laisvalaikį, į mobilumą pasiekti, tarkim, tašką B, ne kažkur nuvykti ir taip toliau. Toliau sensorinė integracija, čia tokia labai plati tema, kurią pasistengsiu šiandien taip labiau paliesti ir akcentuoti, tai absoliučiai yra ergoterapeuto tema ir visą pristatymą likusi iš tikrųjų orientuosiu į sensorinę integraciją ir kaip tai veikia vaikų elgesį ir pasirinkimus. Tai tiesiog trumpai pasakysiu, kas ta sensorinė integracija ir galbūt nežinau, ar jums žinoma šitas terminas apskritai, ar teko susidurti. Reiks pasistengti. Taip, tai tiesiog tai centrinės nervų sistemos gebėjimas įjungti, sisteminti, analizuoti gaunamą informaciją tiek iš mūsų kūno, tiek iš aplinkos per jutimus, tuos pagrindinius eigoje taip pat detalizuosiu kokius, ir organizuoti atitinkamą atsaką į tuos dirgiklius. Tai čia tas didelis toksai blokas vadinamas sensorinė integracija, kaip mūsų dirgikliai mus veikia ir kokį atsaką į tuos dirgiklius mes duodame. Kaip pavyzdys galima sakyti plaukimas, nes tu patenki į kitokią aplinką ir tada... Gali pavyzdžių būti, bet kas mano, tarkim, netikėtas prisilietimas taip pat reikalauja sensorinės integracijos įgūdžių. Jūs pasižiūrėkit, čia pas mus visur receptoriai, ir atitinkamai aš taktilinį kažkokį, tarkim, gaunu stimulaciją. Bet apie tai tikrai padetalizuosiu ir manau, jeigu apie tai negirdėjote, tai aš manau, kad jums bus tikrai įdomu. Tai ir tiesiog, kai sutrinka ta sensorinė integracija, mūsų elgesys, drįsčiau taip vadinti, iškrenta iš konteksto. Mes labai pastebim, kai žmogus
nu, vat, kažkaip neįprastai reaguoja į tam tikrus dirgiklius ir neįprastai elgiasi. Tai vat, truputėlį vėliau aš papasakosiu, vat, kaip pasikeičia mūsų elgesys ir netgi kaip tai lemia vaikų interesus į fizinę veiklą, kodėl jie vienų dalykų, tarkim, atsisako, ne, ir nenori, tarkim, užsiimti, o kitus ten daro mielai ir nori tai daryti. Tai va, tai apie tai bus vėliau. Na ir kas čia liko, fizinis pajėgumas. Na, fizinis pajėgumas, tai buitiškai sakant, yra mūsų ištvermė, ne? Ir iš tikrųjų moksliškai įrodyta 20 metų duomenimis, kad Lietuvos pradinukų fizinis pajėgumas, lyginant su Europos vaikais, na, yra vidutinio lygio panašiai. Ir faktas dar vienas labai buvo įdomus, man asmeniškai ir toks netikėtas, net nebūčiau pagalvojusi, buvo atliktas tyrimas, kad netgi dėl fizinio pajėgumo nukenčia mūsų krašto apsauga. O kaip? O taip, kad šauktiniai yra labai prasto fizinio pajėgumo ir arba yra netinkami apskritai karo tarnybai, arba tiesiog ją atlieka, na taip, pavadinkime, nepilnavertiškai, ne? Tai va, tai tiek apie šią skaidrę, o dabar, na čia surašiau ir tikrai ten galbūt neįvardinsiu, galit pamatyti, na kodėlgi svarbu būti fiziškai aktyviems. Ir šitas sąrašas tikrai yra nebaigtinis. Kiekvienas, man atrodo, srities specialistas gali papildyti šitą sąrašą moksliškai įrodytais faktais. Na, pavyzdžiui, nežinau, čia nepaminėjau, kosmetologai man sakytų, fizinis aktyvumas gerina odos būklę, ne? Ten, tai aš tiesiog surašiau, kas man yra žinoma gerai labai. Tai manau tikrai ir kiekvienas iš jūsų dar galėtumėt kažkuo papildyti. Tai eikime prie statistikos. Na va. Tai čia truputėlį taip įdėjau apšilimui dalį statistikos ir apskritai kaip Lietuvoje renkama statistika apie fizinį mūsų aktyvumą ir vaikų ir paauglių. Tai iš tikrųjų atliekami tokie standartizuoti klausimynai, apklausos visuotinės, nacionalinės, kartais bendradarbiaujama su, tarkim, Pasaulio sveikatos organizacija. Ir šita informacija yra sisteminama ir tiesiog paruošiamos, na, higienos instituto įvairios ataskaitos ir visokie vieši pranešimai, ne? Būtent netgi na, tarkim, nežinau, viešai prieinami kažkokie institucijų duomenys. Ir čia galite pamatyti, kad vaikai, na, iki 5 metų iš esmės yra fiziškai aktyvūs. Ką aš čia turėjau omenyje? Na, dalis šaltinių nurodo iki 5, dalis iki 7 metų. Vaikai turi tokį natūralų polinkį į fizinės aktyves veiklas, įsitraukia net spontaniškai, nepaskatinti į žaidimus, bėga, lekia ten ir taip toliau. Tai tiesiog judėjimas prasideda, na, panašiai nuo metų amžiaus, jau toks labai aktyvus, kai vaikas pradeda vaikščioti, pradeda ten darinėti stalčius, ne, ir manipuliuoti kažkaip su daiktais, mėtyti kamuolį. Ir laikui bėgant šitie judesiai, na, jie sudėtingėja, jie darosi labiau kompleksiniai ir va čia yra labai svarbus amžiaus tarpsnis ir labai svarbu tėvams, ne, kurie iš tikrųjų šitų amžiaus tarpsnių daugiausia laiko leidžia su vaiku, po to aišku seka ten darželiai ir mokyklos, bet iš esmės mes padedam pagrindą tiems vaikų kompleksiniams judesiams vystytis ir nuo to priklausys vaikų, na, ateities suvokimas apie sveiką gyvenseną, ne, ir taip toliau. Tai va. Ir dar, na, tiesiog vaikai žaisdami iš tikrųjų ne tik fiziškai tobulėja, bet ir psichologiškai, ne, tarkim, nes jie renkasi su kuo draugauti, su kaip žaisti ir taip toliau. Tai va, ir, na, čia toliau galit perskaityti, kad tiesiog tas fizinis aktyvumas kiekvienais vaiko gyvenimo metais mažėja maždaug 10%, ne, na ir tiesiog mes pasistengsime suprasti, kodėl taip iš tikrųjų vyksta, kokie yra
veiksniai, dėl ko vaikai vis dėlto darosi vis mažiau fiziškai aktyvūs. Taip. Na tai čia įdėjau irgi daugiau statistikos, na gal pirmas toks iš kairės galėtų džiuginti, ne, kad mažiausiai vaikai yra labai fiziškai aktyvūs, na bet iš tikrųjų tie duomenys nėra visiškai tokie džiuginantis, nes su amžiumi vaikų fizinis aktyvumas mažėja, paaugliai, čia apačioje matote, kad tarkim 10-16 metų netgi 38% atrodo yra fiziškai aktyvūs, bet jeigu jūs išimtumėte fizinio ugdymo pamokas, tai lieka tik tai 13,6% iš tikrųjų, ne, kiek turi reikšmės mums mokykla. Tai tai čia tiesiog labai irgi neužsibūsime, eikime toliau. Bet jeigu, pavyzdžiui, turi augintinį šuniuką, tai išveda irgi fizinė veikla. Be abejo, tai yra fizinė veikla ir nuostabu, kas turi galimybės iš tikrųjų taip skatinti vaikų fizinį aktyvumą. Tai o aš dabar pakalbėsiu truputėlį, kodėl vieni fiziškai aktyvūs ir skatino, o kiti lieka mažiau fiziškai aktyvūs. Tai noriu pakalbėti apie sėslų elgesį. Na ir kas tas sėslus elgesys? Čia, kaip matote, tikriausiai yra viena iš tokių pagrindinių priežasčių, dėl ko mes ir vaikai būna mažiau fiziškai aktyvūs. Ir mokykloje tiesiog nepakanka pertraukų aktyviai veiklai, galbūt nepakanka fizinio aktyvumo pamokų ir žinome, kad tas sėslus elgesys labai neigiamai veikia mūsų fizinę sveikatą. Tai ir pertraukų metu kažkaip pastebėta, kad vaikai vis dėlto renkasi labiau tas sėsles veiklas, jau sėdi telefonuose, ten žiūri kažkokį video. Bet čia šitas dalykas priklauso iš tikrųjų ir ne tik nuo vaikų, bet ir nuo mokyklos tokios kaip vidinės kultūros ir filosofijos ir nuo pačių pedagogų. Ar jie, tarkim, stebi tik, kaip vaikai daro aktyves pertraukėlės pamokų metu, ar ir pastebi, ką jie veikia pertraukų metu. Tai aš taip norėčiau galbūt pasidžiaugti tokiu labai gražiu pašaukimo pedagogės pavyzdžiu. Labai neseniai socialinio tinklo paskyroje mokytoja Veronika pasidalino ir pasidžiaugė viešai, kaip ji savo klasės auklėtinius paskatino būti fiziškai aktyviais ir išmokė juos šokinėti per virvutę, per tą timpą vadinkim, kaip mes vaikystėje šokinėdavom ir jos vaikai užsikabino ir dabar kiekvieną pertrauką jie ten rungtyniauja, eina tuos lygius. Ir jie džiaugiasi, kaip smagu iš tikrųjų, kad tas vaikams prilipo. Tai iš tikrųjų yra tokių ir sveikintinų pavyzdžių. Toliau COVID-19 ribojimai turėjo iš tikrųjų labai didelės įtakos sėsliam elgesiui. Nors iš pradžių būtų galima pamanyti, kad tas fizinis aktyvumas turėjo padidėti. Iš tikrųjų nereikėjo eiti į mokyklą, tas nuotolinis mokymas, galbūt daugiau laiko atsirado kažkokiom tokiom laisvalaikio veiklom, galbūt ten buvo tas bumas, kai visi nekilnojamą turtą pirko, ten kažkur atokiau, ten kotedžai išsikraustė, turėjo savo kiemus arba ten važiavo dirbti nuotoliu į kaimą, ne? Ir atrodo, turėjo tas fizinis aktyvumas truputėlį padidėti, bet ką sako rezultatai, tai kad fizinis aktyvumas iš tikrųjų gerokai sumažėjo. O kodėl jis sumažėjo? Tai tiesiog dėl to nuotolinio mokymosi vaikai labai daug laiko praleido namuose. Namų aplinka ne visada mes turime, tarkim, didesnės patalpas jiems pajudėti. Po mūsų butų gyvena, tarkim, kaimynai, kuriem nelabai patinka, kai vaikai fiziškai aktyvūs namuose. Ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, kas dar su COVID susiję, tai... Visi buvo įkalinti prie kompiuterio, ne? Taip, iš tikrųjų, ir ekrano laikas, apie kurį truputį irgi vėliau kalbėsiu, bus sekanti skaidrė. Bet iš esmės, kas liečia vaikus, tai mes juk ir į lauką per pirmą karantiną negalėjom išeiti, ne? O ką tai reiškia? Tai reiškia nukirptus... Čia gal po to patikslinom, atrodo, ar ne? Dar vieną šuniuką išverdavo visas aukštas. Tai va, čia labai gerai iš tikrųjų, nieko čia blogo, ne?
Tai vad, ką noriu pasakyti, tai vaikai tiesiog tuo pačiu, jiem buvo nukirsti socialiniai santykiai su kitais vaikais, jau jie nebegalėjo ugdytis socialiai, psichologiškai. Taip pat vienu metu buvo aptvertos žaidimų aikštelės lauke, ne stop juosta, jeigu atsimena, tai vaikai negalėjo net žaidimų aikštelėm naudotis. Tai vat, taip, ta COVID pandemija vis dėlto atliepia neigiamai tam fiziniam aktyvumui. Na ir skaitmeninių technologijų vystimasis yra labai glaudžiai susijęs su sėsliu elgesiu. O kaipgi skaitmeninės technologijos susiję? Tai visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad aš kaip specialistė esu už skaitmeninių technologijų panaudojimą vaikų, tarkim, ir terapiniais tikslais, ir ugdymosi tikslais. Ir tikrai mes, manau, dauguma specialistų nėra prieš. Ir tikrai nemanau, kad kažkada grįšime atgal, kai nebebus tų skaitmeninių technologijų, viskas tobulėja, vystosi, sudėtingėja ir manau ateis tas metas, kai sėdėsim mes ir mums vaikai ten kažką rodys, mokys su kažkokiam naujom technologijom. Tai iš tikrųjų tikrai puikia priemonė paskatinti vaikus, tarkim, netgi pamotyvuoti, įsitraukti į kažkokią veiklą, ne? Tai tiesiog noriu pasakyti, kad nėra tai didelis blogis, apart to, kad nepaisant edukacinių tikslų, iš tikrųjų vaikai daug turi tokio pramoginio, tarkim, turinio, ne? Tai žiūri ten visokius video ir taip toliau. Na ir ką dar norėčiau pasakyti, kad vis dėlto dėl to pramoginio, tarkim, turinio ir to pasinėrimo į ekranus ir technologijas mes ne visada stebime mūsų supančią aplinką, ne, kas vyksta, nežiūrime, tarkim, kaip kitas jaučiasi, ne, nepastebim šalia sėdinčio arba apskritai, kas vyksta aplinkoje. O čia kaip pavyzdį jūs matote ekrano nuotrauką iš vieno žinių portalo, tai pakankamai nesenas įvykis, tai nutiko gegužės pradžioje, bet čia 15 dienos, man atrodo, straipsnis, nes tas vaikas buvo apdovanotas. Tai 7-tokas tiesiog tuo metu, kelionės tiesiog išvykos autobusų metu, buvo vienintelis, kuris tuo metu nesinaudojo mobiliuoju telefonu ir pastebėjo, kad autobuso vairuotojui negera ir jis ten pakvietė pagalbą, padėjo sustabdyti tą autobusą. Tai vat, čia toks pavyzdys, kaip iš tikrųjų mes kartais per tas technologijas menkai stebime socialinę aplinką. Na tai keliaukime toliau. Ir čia truputėlį užsiminsiu apie ekrano laiką. Matote iš tikrųjų, kad labai didelė dalis jau nuo pradinių klasių turi tą tokį ekrano laiką, įskaitant tiek pramoginį, tiek nepramoginiais tikslais, bet čia kalba apie pradinukus. Ir man tas 70% iš tikrųjų pasirodė, man atrodo, kad daugiau vaikų turi iš tikrųjų to pramoginio ekrano laiko, galbūt vaikai iki 2 metų turi jo mažiau. Tai va, tai viskas su tuo būtų gerai, jeigu tėvai tą veiklą struktūrizuotų kažkaip, tarkim, naudotųsi pasaulinėmis gairėmis apie ekrano laiką. Tai kokios tos būtų gairės, jeigu taip trumpai? Tai vaikams iki 2 metų ekrano laikas apskritai nėra rekomenduojamas, nebent mes ten skambinam močiutei ir seneliui ir naudojam tą ekraną tokiais socialiniais tikslais, kad palaikyti ryšį su giminėmis. Po to vaikams nuo 2 iki 5 metų tai yra rekomendacija iki 1 valandos per dieną, įskaitant visą ekrano laiką, ne tik, tarkim, ten kažkokį edukacinį, bet ir pramoginį, prieš mokyklinukams iki 2 valandų per dieną. Iš tikrųjų, o mokyklinio amžiaus vaikams tokių griežtų rekomendacijų nėra. Bet ką sako tokios oficialios rekomendacijos, tai reikia atsižvelgti, ar ekrano laikas, tarkim, neriboja vaikų ir netrukdo vaikų miegui, vaikų mitybai, fiziniam aktyvumui, ar vaikai įsitraukia į socialinį gyvą santykį su kitu, ar, tarkim, jie įsitraukia į ugdymo procesą ir tai netrukdo jiems.
ir taip toliau. Tai va, ar kažkokius būrelius, nežinau, lanko ir domisi kažkokie meninė veikla. Tai jeigu to neriboja ekrano laikas, na tai iš tikrųjų nėra labai svarbu, kiek laiko jie praleis. Bet natūralu, jeigu daug praleidžia, tai faktas, kad tos veiklos yra ribojamos. Tai va, mes kaip tėvai turim pastebėti. O taip, irgi tiesos yra. Tai va, o dabar kviečiu jūs, na jau pasiklausyti truputėlį apie sensorinę integraciją. Iš tikrųjų, skaidrių ten labai daug nedėjau, daugiau kalbėsiu, bet dabar truputį gailiuosi, nes jeigu naujas dalykas, tai iš tikrųjų, na geriau vizualiai tai matyti, kažkaip kelis kartus paskaityti ir na geriau jūs susipažintumėt su tuo. Na tai čia matote tas, jums jau, manau, žinomas pagrindinės 8 sensorinės sistemas, na gal nebent porą ten galbūt gali būti negirdėtos, bet trumpai apie kiekvieną. Tai pirmoji yra lyta. Lyta arba taktilika, kitaip dar vadinama, tai yra mūsų prisilietimai, kuriuos mes jaučiame, paspaudimas, šaltis, karštis, skausmas, taip lytėjimas, tai ta pati taktilika. Tai va, tai oda, kurioje yra šie receptoriai, yra pats didžiausias žmogaus organas. Ir kaip būna, tarkim, vaikų sensorinės integracijos sutrikimų, labai dažnai lydi, na, va, ir taktiliniai sutrikimai. Būna tiesiog daugiau atvejų. Taip pat rega, ne, tai jinai duoda daug informacijos apie mūsų supantį pasaulį. Pavyzdžiui, kai mes nematome kažko, ne, tai mums natūraliai kyla baimė ir nerimas, kai tarkim kažko negalime matyti, iškart toks saugumo praradimas. Taip pat regos pagalba mes galime kontroliuoti, kaip toli ar arti yra objektas, rinktis ar jį reaguoti, ar jį ignoruoti. Ir taip toliau. Kvapas arba, na, kitaip dar olfaktorinė sistema vadinama, na, tai ji prisideda iš tikrųjų prie mūsų tokio, na, pavojų išvengimo. Iš tikrųjų, na, tai bendrai sakant, visos sensorinės sistemos yra orientuotos į tai, kad sugebėtų mus apsaugoti nuo kažkokio pavojaus, na, tai konkrečiai uoslė, ji, na, tarkim, jos pagalba mes galime užuosti maistą, kai jis yra sugedęs, ne, ir jo nesuvalgyti. Ir uoslė, tas faktas dar labai įdomus, yra susijusi su mūsų emocijomis ir prisiminimais. Tai įsivaizduokite, pavyzdžiui, tam tikri kvapai gali mums sukelti atitinkamus prisiminimus ir emocijas. Na, vat, pavyzdžiui, nupjautos žolės kvapas, ne, su kuo jums asocijuojas. Iškart prisimenat, tarkim, kaip malonų šiltą vasaros ankstyvos vakarą einat per tą nupjautą žolę, ne, ir jums iš karto užuodus kyla natūraliai tam tikra emocija ir prisiminimai. Taip, iš tikrųjų, su tais kvapais yra, vat, pavyzdžiui, kas liečia skonį, yra, tarkim, pagrindiniai tie skoniai, o visi kiti skoniai, prieskoniai tokie yra, sakoma, kad jie labiau susiję su jaučiamais kvapais. Ne? Tai va, tai tiesiog čia toks, na, irgi įdomus faktas. Kas liečia skonį, tai skonį mes irgi galime apsisaugoti, tarkim, nuo kenksmingo maisto kažkokio. Klausa, na, tai adresuojame iš aplinkos girdimus garsus ir galbūt čia jums mažiau girdėta sistema yra interocepcija, ne? Tikriausiai negirdėjot. Tai tiesiog iš mūsų vidaus organų siunčiami signalai, kurių pagalba mes, pavyzdžiui, jaučiame alkį, suprantame, na, tarkim, jaučiame troškulį, siunčia informaciją apie širdies darbą, ten šlapimo pūslę, miegą ir taip toliau. Tai va, tai čia iš vidaus organų gaunami mūsų impulsai. Vestibulinė sistema, tai vestibulinė yra, na, atsakinga už mūsų raumenų tonusą, koordinaciją, laikyseną, pusiausvyrą ir taip, kaip mes suvokiame savo kūno padėtį erdvėje. Ne? Ir ji man padeda, tarkim, na, stovint nenukristi ant galvos, nes aš, na, vestibuliarinės sistemos pagalba galiu savo kūną kontroliuoti, gestikuliuoti, tai pusiausvyrą išlaikyti. Na ir propriocepcija, na tai mūsų raumenų raiščių ir sąnarių tokie gilieji jutimai ir ji taip pat prisideda prie mūsų judesių planavimo. Tai vat, tai apskritai, na kas vyksta su ta informacija gaunama iš mūsų sensorinių sistemų.
Na, tai sensorinė sistema perduoda šitą informaciją į centrinę nervų sistemą, o jau ten smegenys analizuoja, moduliuoja ir formuoja iš šios informacijos atitinkamą atsaką, ne, į tuos sensorinius dirgiklius. Na ir kas nutinka, tarkim, jeigu sutrinka ta sensorinė integracija, tai atsakas mūsų kūno jau yra labai specifinis, ir, tarkim, neatitinka mūsų lūkesčio. Ir atsiranda toks kaip ir neįprastas elgesys įvairiose situacijose. Tai ir trumpai aš jums galbūt pasakysiu, kokie yra sensorinės integracijos sutrikimai, bet aptarsiu tik tai vieną jų rūšį, o jų yra 3. Tai pirmiausia yra moduliacijos sutrikimai, sensorinės moduliacijos sutrikimai, tai jie būtent lemia mūsų arba tokias hiperreakcijas į, tarkim, tuos sensorinius visų 8 sistemų dirgiklius, arba hiporeakcijas, arba, ten būna jutimų siekiantis elgesys. Tai kai hiperreakcija, tai mes esam perstimuliuoti ir vengiam tų stimulų. Hipo jautrumas tiem dirgikliam, tai kai mums reikia ir mes visais būdais bandom pasistimuliuoti, tai va čia tie judrus vaikai, kurie viską liečia, bėga ir taip toliau, ir jutimas siekiantis elgesys. Apie juos šiandien nekalbėsiu, bet jie veikia mūsų ne tik, tarkim, sensorinę sistemą, bet ir širdies darbą ir taip toliau. Taip, tai turi įtakos, bet manau, kad vaikai, apskritai, aš kalbu apie mokyklinio amžiaus, aš labai tikiuosi, kad jie negauna šitų gėrimų. Tai ir dar viena tokia, pakalbėjom apie sensorinę moduliaciją, kad hipo neritimų siekiantis elgesys, tada yra diskriminacija, tai kai mes negebame išskirti pojūčio pobūdžio, ten tarkim, koks tai konkrečiai, kokia jo kokybė, panašumų skirtumų neskiriama, todėl mums sunku kartais prisiminti veidus, yra žmonių, kur tikrai ten pasilavino vieną kartą, ten, nežinau, kažkur susitikę, mieste susitikę antrą kartą, kažkur aš tave mačiau, bet kažkaip neatsimenu, kur. Tai ir dar kita yra sensomotoriniai sutrikimai, tai mūsų tokie laikysenos ir liemens kontrolės sutrikimai, bet mes jų tikrai neliesim, gal čia netgi nežinau, kaip savo pristatymus pakreips kiti lektoriai, bet galbūt kažką panašaus, jeigu kalbės apie fizinį aktyvumą, dar papasakos iš tos pusės, mes grįžkim prie tos sensorinės moduliacijos, Ir noriu duoti jums tokį praktinį pavyzdį, kad jūs geriau įsivaizduotumėt, kas yra būtent sensorinės moduliacijos sutrikimai. Ir kodėl aš pasirinkau gimtadienio tokį pavyzdį, tai visiškai neseniai mes šventėme sūnaus 5 metų gimtadienį ir ten susirinko vaikai ir aš taip žiūriu į tą mielą balaganėlį ir galvoju, koks geras man čia sensorinės moduliacijos pavyzdys. Tai pabandykite kiekvienas dabar įsivaizduoti vaiko gimtadienį, įsivaizduokit kiekvieno jo svečią vaiką, kaip jis elgiasi, ką konkrečioje situacijoje daro, kokie ten jo elgesio iššūkiai ir taip toliau. O aš duosiu tokį, tarkim, iš savo perspektyvos pavyzdį, Tarkim, vienas vaikas ten bėga, braukė per svečius rankomis, ten pribėgo prie stalo, viską pačiupinėjo, suvalgė savo torto gabaliuką rankomis, išsitepė veidą, bet nepastebėjo, kad jis išsitepęs, nubėgo ten kažkur kitur. Tuo tarpu kita mergaitė bijo tokių netikėtų prisilietimų, draugų apkabinimų, nepatinka jai, atsisako, kad tai būtų piešiama ant veido, tarkim, apsipylė sultimis ir reikia mamai, kad aš noriu persirengti. Tai kas tai yra? Koks dirgiklis buvo gautas? Taktilinis, nes vienas ten čiupinėjo viską, braukė ir mergaitė takilinis. Ir kokios tai sensorinės moduliacijos sutrikimų reakcijos? Tai būtų pirmu atveju, kai vaikas viską liečia, tai hipojautrumas, kai vaikui trūksta tų stimulų ir jis bando iš aplinkos juos susirinkti.
O antrų atveju mergaitė vengia, ne, tai būtų hiperjautrumas ir jau jinai yra perstimuliuota ir visko ten bando išvengti. Tai va, toks vienas pavyzdys, na dabar įsivaizduokime kitą pavyzdį. Vienas ten valgo rūgščius guminukus, šlamščia, sako draugui paragauk, draugas įsidėjo į burną ir iš karto išspjauna. Kas čia? Čia yra skonio dirgiklis, ne? Gavo abu skonio dirgiklį ir sureagavo labai skirtingai. Tai tarkim, vienam yra hipojautrumas, kai jis nori ten pasistimuliuoti truputėlį, ne? O kitam hiperjautrumas, na, kai jis iš tikrųjų tik įsidėjo burną ir jaučia toks perstimuliuotas, ne, išspjovė. Gali būti, bet ergoterapeutai skrandžio problemų netiria, tiesiog va taip lakoniškai duodu jums pavyzdžius sensorinės moduliacijos sutrikimų ir dabar kviečiu pasiklausyti dar vieną iš tikrųjų. Na ir tarkim, vienas vaikas užsikimšęs ausis, stovi, veikia, viskas pavargau, aš noriu namo, o kitas vaikas atrodo kalba ir perėkia visus, ne, atsisėda prie muzikos kolonėlės ir viskas ten jam normaliai, neklausosi tos muzikos šalia atsisėdęs. Tai koks čia buvo dirgiklis sensorinis? Taip, klausos, taip, garso dirgiklis ir kaip skirtingai vaikai sureagavo. Vienas yra hiperjautrus užsikišęs ausis ir jam per daug tos stimulacijos, o kitas hipojautrus, ne, siekia, jis pats garsiai šneka, tai yra stimuliuojasi vienok. Ir dar atsisėda ten, tarkim, šalia kolonėlės, kad jam dar to dirgiklio būtų daugiau. Na, tai tada... Irgi tikėtina, labai geri jūsų pavyzdžiai, iš tikrųjų ir šmaikštus. Na ir pakalbėkime apie dar vieną pavyzdį, kai vaikas, na tarkim, žiūri į dūkstančius vaikus, na bet pats toksai atrodo nerangus, eina, užkliūna, už kažko, ten atsisako suptis, nenori čiuožti nuo čiuožyklos, nu, atsisėdo kažkur kamputį ir piešia jisai ten ramiai atsisėdęs. Na tai čia būtų gal sudėtingiau atsakyti, tai čia na, jau gautųsi hiperjautrumas į vestibiulinius dirgiklius, tai mūsų kūno pusiausvyra, ne, ir jis vengia tiesiog tokių veiklų, nes yra greitai perstimuliuojamas. Nu ir įsivaizduokim paskutinę situaciją, ten pavyzdžiui, du vaikai šokinėja ant batuto, vienas kitą tampo taso, ten griūna, šliaužia, traukia ir taip toliau, neprisikviesite nei valgyti, nei gerti, nieko jam nereikia, tik tai pašokinėti. Čia yra proprioceptinės sistemos, tos kuraiščių raumenų sąnarių, jutimų siekiantis elgesys, ne, vaikai siekia tokios aktyvesnės stimulacijos. Tai aš tikiuosi, kad jums, na, pasidarė truputį aiškiau, kaip veikia mūsų sensorinė moduliacija ir kokie mes iš tikrųjų visi skirtingi esame, nes mūsų nervų sistemos iš tikrųjų be proto skirtingai veikia. Ir absoliučiai vaikai, jeigu turi sensorinės integracijos, na pavadinkim, nesutrikimų, bet galbūt ypatumų, tai dar nereiškia, kad jie yra, na ten tarkim, nežinau, kažkokie nenormalūs, atsiprašau už tą žodį, ir ten sutrikę ir taip toliau. Tiesiog, na, nebūtinai vaikas turi turėti papildomai raidos sutrikimų, kad turėtų ir, na, tarkim, ir sensorinės integracijos sutrikimų. Absoliučiai be raidos sutrikimų vaikai gali turėti sensorinės integracijos sutrikimų ir tai lemia mūsų elgesį. Tai vat, na ir pagal, tarkim, šituos elgesio ypatumus mes galim atitinkamai adaptuoti fizinės veiklas. Jeigu taip grįžti prie fizinio aktyvumo, tai pavyzdžiui, jeigu vaikas iš esmės yra labai triukšmingas, ten tarkim, pats kelia daug triukšmo, yra judrus, tai kokia veikla jam tiktų labiausia? Galbūt kažkokios komandinės sporto šakos, ne, kur yra tikrai daug veiksmo, triukšmo. Tai vat, o pavyzdžiui, jeigu vaikas yra jautrus drabužių tekstūrai kažkokiai, tarkim, nepatinka tam tikros tekstūros drabužiai ir nemėgsta išsitepti, tai galbūt reiktų pagalvoti apie, na, kažkokias sporto šakas, kur nėra specializuotos aprangos. Ne? Ten, tarkim, na, jau tokio vaiko įfektuotoje nepastatysim, ne? Kur ten net viskas nuo galvos iki kojų aprangoje. Tai va, arba pavyzdžiui, jeigu veikla yra intensyvaus labai pobūdžio ir vaikas iš pradžių, tarkim, įsitraukia į tą veiklą, o po to jau
na, sako, aš jau ten nebenoriu, pavargau, viskas, jau ten prasidėjo, tarkim, probleminis kažkoks elgesys, pyktis ir taip toliau, tai galbūt reiktų pagalvoti apie dažnesnės pertraukėlės, nes tiesiog tie sensoriniai intensyvūs dirgikliai nespėjo susigulėti, ne? Ir tiesiog, vat, jeigu padarytumėt aktyvesnės pertraukėlės, jie, na, spėtų integruotis. Tai vat, tai jeigu taip dar kartelį pakartojant apie sensorinę moduliaciją, na čia tik tokią skaidrę iš tikrųjų jums palikau, kuri nežinau kiek jums primins viską, ne? Tai apibendrinant galima sakyti, kad vat, kai sutrinka ta sensorinė moduliacija, labai kinta mūsų elgesys, ne? Ir pavyzdžiui, na taip jeigu buitiškiau paaiškinant, moduliacijos metu mūsų nervų ir sensorinė sistema vienus dirgiklius prislopina. Tarkim, aš va dabar galiu pasakoti jums paskaitą arba, tarkim, bendrauti su kažkokiu žmogumi ir manęs visiškai neblaško, kad ten šviečia saulė, kažkas juda, važiuoja mašina, ar ten jūs kažkas ten krepždat ir taip toliau. Tai galiu, na, iš tikrųjų susifokusuoti, ne? Tai ir man prislopina tuos tokius pašalinius dirgiklius. O kitus dirgiklius mūsų sensorinė sistema kaip tik pastiprina. Tai tarkim toks kaip pavyzdys būtų, jeigu aš dabar paimčiau, na nežinau, kažką į rankas, jausčiau jo savybės, ten šiltas, šaltas, aštrus, ten nežinau, sunkus ar lengvas, bet aš galėčiau va, tas savybės iš tikrųjų pajusti, nepaisant to fakto, kad aš esu apsirengusi, kas irgi yra taktilinis dirgiklis, ne jutiminis. Aš kažkaip nekreipiu dėmesio, ne į savo rūbus ir galiu būtent suprasti, kad va, aš kažką laikau ir koks yra tas pojūtis būtent konkretus mano rankoje. Tai va. Ir sutrikus būtent šitai moduliacijai tiesiog vieni, atrodo, dirgikliai tarsi atmetami arba nervų sistema jų neregistruoja, todėl vat, atsiranda tas elgesys, kad vaikas nori tų dirgiklių, jų siekia visai pasistimuliuoti ir atrodo net labai stiprus stimulas kažkaip visiškai to vaiko neveikia. O kitu atveju net ir nuo menkiausio stimulo ar prisilietimo iš tikrųjų gali kilti audringos reakcijos. Vaikas gali, na, ten, tarkim, supykti, pykčio priepuolis ir taip toliau. Tai vat, tėvams labai dažnai kyla klausimas, tai kągi mums daryti su tuo elgesiu, ar čia reikia kažką daryti, ar nereikia kažko čia daryti. Tai atsakymas būtų labai paprastas. Jeigu toks vaiko elgesys netrukdo nei akademiniai veiklai, ne, jis geba ten susifokusuoti, nei ten, tarkim, bendravimui su artimaisiais, nei ten mokyklai, ten ar laisvalaikiui, fiziniam aktyvumui, būreliams kažkokiems, na, apskritai veikloms, tai tada nieko su tuo ir nereikia daryti. Tai yra mūsų tokie kaip ir ypatumai kiekvieno individualūs. Tai vat, ir norėčiau pakalbėti jau apie rekomendacijas tokias, na va čia sudėjau iš savo pusės, na ir kaip čia pradžioje sakė, tikriausiai viskas pasisuks į taip, kad čia mes patys kažkaip turim būti atsakingi, ne, už tą vaikų fizinį aktyvumą. Tai taip iš tikrųjų yra tas posakis ir labai teisingas, kad pirmiausia pradėkime patys nuo savęs. Ką tai reiškia iš tikrųjų? Na, tai reiškia, kad vis dėlto įrodyta moksliškai, kad fiziškai aktyvių tėvų vaikai laisvalaikiu daugiau patys laiko praleidžia lauke, o tiesiog fiziškai pasyvių tėvų vaikai dažniau laisvalaikio veikloms renkasi ekranus, ten tarkim kažkokias veiklas pasyves ir taip toliau. Ir taip pat žinios mūsų iš tikrųjų turi labai didelę įtaką, nes tas amžiaus tarpsnis yra toks, na, kritinis, pavadinkim, ir tai, kaip mes elgsimės prie vaiko, kokias vertybės mes diegsime, kokį pavyzdį mes rodysime, kaip mes sveikai gyvensime, tai iš tikrųjų padės tokį, na, pamatą vaiko ateities sveikos gyvensenos pasirinkimams, ar vis dėlto jis toliau bus toks fiziškai aktyvus, ar atvirkščiai, ne? Tai vat, tai antras toks yra sveikatos raštingumas, na tai irgi moksliškai įrodyta, kad
Mamos, kurios yra aukštesnio sveikatos raštingumo lygio, jos dažniau žindo naujagimius krūtimi, jos atidžiau seka imunizacijos laikotarpį. Apskritai tėvai geriau dozuoja vaistus, žino, kaip paskaičiuoti, tarkim, vaisto dozę vaikui, ne, yra pakankamai sveikatos atžvilgių raštingi. Iš kitos pusės yra žinoma, kad sveikatos raštingumas koreliuoja su mūsų aukštesniu intelektu ir išsilavinimu. Bet tik labai maža dalis aukšto išsilavinimo tėvų turi pakankamą sveikatos dėja raštingumo lygį ir ugdo vaikų sveiką gyvenseną. Na taip, čia iš tikrųjų dabar šių laikų tokia problema, kalbant apie skiepus ir kodėl tėvai neskiepija vaikų, bet skiepai kol kas vis dėlto yra rekomendacinio pobūdžio, ir niekas iš tikrųjų negali priversti pasirinkti, nebent švietimas atitinkamas ir taip toliau, bet čia yra tokia labai didelė iš tikrųjų ir tokia atskira tema, tai mes jos šiandien tikrai neliesime. Ir ką dar noriu papasakoti, tai čia trečias punktas - intelektualinės tėvų organizuojamos veiklos. Tai pasižiūrėkit, nuo pat gimimo kūdikiui, ką ten moko. Moko ten įdėti formelės, ten paskui parašyti kažkokį skaičiuką, nukopijuoti kvadratuką ir taip toliau, ten lanko visokius būrelius, pamirštant fizinio aktyvumo veiklas, ir neužsiemant, tarkim, nemokant tam tikrų žaidimų. Ir reiktų nepamiršti iš tikrųjų, kokią didelę įtaką fizinis aktyvumas turi tai pačiai dėmesio koncentracijai reikalingai būtent tam nukopijavimui skaičiuko. Ir iš tikrųjų taip pat noriu čia paminėti tokį kaip ir lyčių skirtumą, kuris man buvo labai įdomus. Praeitais metais vasarą klausiau vienos konferencijos, orientuota į vaikų ir tėvų ryšį. Tai buvo konkrečiai, jeigu kam įdomu, gali pasidomėti, tėvai ryšyje, Renatos Cikanaitės organizuojamas konferencijų toks tinklas. Ir ten išgirdau labai įdomų faktą, kuris ir man labai asmeniškai yra toksai naudingas ta informacija. Ir paskui galvoju, taigi tikrai, iš tikrųjų taip ir yra. Tai, kad lyčių skirtumas yra toks, kad berniukai kuria ryšį su tėvais per aktyvę veiklą, nes jie iš esmės yra labiau natūraliai fiziškai aktyvūs negu mergaitės. Jie tokie daugiau judantis. Ir pavyzdžiui, jeigu norit, papasakosiu gal tokią situaciją, tarkim, grįžtat, kas turite vaikų, arba važiuojat iš darželio, mokyklos ir klausėt vaiko, tai kaip tau sekėsi šiandien, tai ką gauna tokį gerai, arba ką šiandien valgiai, neatsimenu. Tai reiktų iš tikrųjų kalbėtis apie dieną, apie santykį, apie iššūkius, malonės patirtis, nemalonės patirtis su berniukais per fizinės veiklas. Tai yra, pavyzdžiui, eikit spardyt kamuolio ir šnekėkitės, eikit pasivaikščioti ir šnekėkitės. Tikrai, kas turite sūnus, atkreipkite dėmesį, jeigu vakarais skaitote pasakas, kaip vaikai elgiasi. Atrodo, tu skaitai, ir jis manęs visiškai neklauso, ten sukasi, malasi, tai kaldros kampą ten užsitraukia, tai kažką ten krapštosi. Bet jeigu, tarkim, jūs paklaustumėte kažkokio klausimo ir perskaityt tos istorijas, iš 100% atsakytų, nes viską girdėjo ir, tarkim, arba pats paklausė kažkokio klausimo, ar tokia mintis, jis tikrai manęs klausėsi, ne? Tai čia toks labai įdomus faktas. Ir kas liečia daugiau, tai būtų aplinkos pritaikymas. Ir čia, ką noriu pasakyti, tai iš tikrųjų ta aplinka, taip liečia tokį kaip inventoriaus nupirkimą kažkokį vaikam būti fiziškai aktyviems, bet iš kitos pusės tėvai nuperka tą inventorių ir galvoja, tai dabar jau bus mano vaikas fiziškai aktyvus. Iš tikrųjų to nepakanka, vaikai tikrai neturi pakankamai įgūdžių naudotis tuo inventoriumi ir dėja reikia rodyti, dėja sakau, bet ne dėja, iš tikrųjų reikia rodyti pavyzdį vaikui, kaip naudotis, pratinti jį struktūrizuotai tuo naudotis ir planuoti savo laiką ir jis iš tikrųjų ateityje taip pat lygiai gebės tokius dalykus planuoti.
Tai vat ir aktyvaus susisiekimo skatinimas, tai būtų vis dėlto tos mūsų kelionės nuo taško A į tašką B. Kuo vyresnis vaikas, tuo savarankiškiau gali nuvykti nuo vieno taško į kitą. Tai pavyzdžiui, gali važiuoti dviračiu iki močiutės, jeigu netoli gyveno, nubėgti pėsčiomis ir taip toliau. Arba pavyzdžiui, jeigu mes neturim tokių galimybių, tai palikit automobilį kažkur toliau, pastatykit, ir iki namų nueikim pėsčiomis ir tikrai galima sugalvoti įvairių dalykų. Ir čia toks daugiau rekomendacijų, tai vis dėlto grįžtant prie tos sensorinės integracijos, tai nepamirškit mūsų tokių su sensorika susijusių skirtumų. Tai jeigu vaikas paniškai bijo važiuoti dviračiu, lai ir nesodinkit jūs ant to dviračio. Iš tikrųjų, veiklas tokias, kad gautų vaikas atitinkamus stimulus, mes galim labai sėkmingai paslėpti dienos eigoje. Visiškai duosiu buitinį pavyzdį, kaip tėvai kotletuose slepia daržovės, kad vaikas nors kažkiek jų suvalgytų, tai lygiai taip pat mes galime ir fizinės veiklas taip užmaskuoti, kad vaikas net nesupras, kad mes įtraukiame į tokią veiklą. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, čia išsikrauti baigio kompiuterį žiūriu. Taip, tai tarkim, kaip pavyzdys būtų, keliaujate į tarkim, mokyklą, duokit vaikui atidaryti duris, nes ten duris dažniausiai būna tokios sunkios ir jos duoda tokią stiprią proprioceptinę stimulaciją, kai veikiami mūsų sąnariai, raiščiai, raumenys gilieji. Tai tikrai galima tokiom veiklom. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys būtų, tarkim, einant iš darželio, spontaniškai perveskit bordiūrų. Irgi laikysena, pusiausvyra, koordinacija, lygiai tie patys įgūdžiai reikalingi važiuoti toliau mokytis dviračiu. O jūs galite taip nepastebimai iš tikrųjų, pervedę bordiūrų, ugdyti palaipsniui tokias veiklas. Ką dar būtų galima paminėti, tai labai dažnai mes vakarais važiuojam kur po darželių apsipirkti ir dažniausiai su tais pačiais vaikais. Tai galim iš tikrųjų pasidarykit tokį preliminarų, netgi įtraukit ir skaitmeninės technologijas, visi turi telefonus, preliminarų, tarkim, produktų sąrašą, print screenus galima produktų padaryti, kad ir kokius 3-5 tikrai užteks, priklausomai nuo vaiko amžiaus. Ir paprašykit, kad jis surastų tuos produktus, kad jis įkeltų į vežimėlį, galų gale, kad jis stumtų tą vežimėlį. Tai čia jau tokie gaunasi sunkus nešuliai, stumimas, tai labai didelio intensyvumo fizinė veikla. Ir vaikas nepajus iš tikrųjų, kad yra įtrauktas į tą veiklą. Namuose išsikraukite lygiai taip pat tuos produktus. Tai va. Taip, ir apskritai vaiką mes, tarkim, įtraukdami į tokius buities darbus iš tikrųjų, ne tik skatiname būti fiziškai aktyviais, bet vaikas tuo pačiu jaučiasi pilnavertis šeimos narys, aš galiu planuoti, aš čia galiu prisidėti prie kažkokio ten bendro gerbuvio, ir padėti. Ir finansinis raštingumas, taip, visiškai teisingai. Tai ir kas dar svarbu, tai pritaikyti vaikams individualiai tas veiklas, atsižvelgti jo amžių, atsižvelgti jo galų gale charakterį ir būdų ypatybės, kas jam patinka, kas nepatinka, ir atsižvelgti jo pomėgius, taip pat kurti vaikams ir paaugliams, tarkim, organizuoto sporto kažkokius pasiūlymus, tai čia jau galbūt labiau tokia rekomendacija bendruomenėms ir savivaldybei, taip pat aktyvaus žaidimo skatinimas ir apribojimų mažinimas, kad mes mamos tokios esame labiau hiperglobėjiškos, ten, oi, nukristi, tu to nedaryk, oi, ten užsigausi, oi, ten tas bus, oi, anas, tai truputėlį vietomis, kur tikrai saugu ir vaikas, nieko ten jam. Taip, iš tikrųjų, atrodo, mes vaikystėje taip nebuvome kontroliuojami, kaip anūkus kontroliuoja. Tai tiesiog truputį to privengti, leisti vaikui išsibandyti savo ribas, leisti pasiekti, savo galimybės ir viskas, iš tikrųjų, ko mes mokomės, yra per teigiamas, neigiamas patirtis. Tai leisti truputį vaikams jų gauti iš tikrųjų.
Na ir aktyvaus žaidimo skatinimas, aktyvios pertraukos ir aiškios pedagogų ir tėvų ribos dėl ekrano laiko. Tai va čia yra esmė, nėra blogai ekrano laikas, yra blogai, jeigu mes to laiko iš tikrųjų nekontroliuojam, nestruktūruojam ir kažkaip nemokom vaiko, na, kad jis pats valdytų tą laiką. Galima juk ir laikroduką kažkokį pastatyti ir žiūrėk, kai bus ten, nežinau, 0,8 ir 10, mes jau pradėsim ruoštis, rengtis striukį ir eisim į darželį, reiks filmukus išjungti. Na ir vaikas atitinkamai ten 10 minučių gavo. Galvojam, kad kai išras planšetinius kompiuterius skaitys knygas, o mes dabar lėktuvų modeliavimus. Nu va, taigi va. Ir tai iš tikrųjų visos šitos rekomendacijos, jeigu mums kiekvienam pavyktų jų laikytis, na tai ugdysim vaiką iš tikrųjų visokiojopai sveiką, skatinsim domėtis sveika gyvensena. Na ir šie vaikai juk užauga, ne, ir jie bus mūsų visuomenės ateities pagrindas.